Taigi norėjau prisistatyti, esu Augustinas Valdemaras, Lieknos statybos instituto direktorius. Visą gyvenimą pradirbęs statybose, kadangi, kaip sakau, visą gyvenimą, nes ir esu statybininko sūnus, tai čia neišvengiamai yra ta pati karta ir einam toliau, tą pačią liniją einam toliau. Pradirbau statybose įvairiose srityse nuo, sakykime, kai buvau vaikas ir plytas padėdavau nešioti, kaip daug kas turbūt namo statybai. Vėliau, aišku, vadovavau baigiau Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Dirbau keliose statybos organizacijose ir samatininkų, ir po to projektų vadovų, ir vėliau vadovau statybos padaliniui. Taigi, vėliau su kolegomis kūrėm Lieknos statybos institutą, kurio pagrindinis siekis, tikslai išsikėlėme savo pagerinti visos statybos įmonę efektyvumą ir padidinti viso šio sektoriaus konkurencingumą. Norėjau paklausti, kiek iš jūsų čia esančių yra dirbantys su statybom? 2, ne? Tai reiškia, mes galim pakalbėti apie projektinę aplinką šiaip. O kas yra projektinėje aplinkoje, kas dirbat iš jūsų? Irgi tie patys, jo. Tada kitaip paklausiu, kas iš jūsų planavot arba bent jau darėte savo buto ar namo remontą? Ir kaip pavyko, ar buvo laiku, jeigu mūsų tema yra, ar įvyko laiku, tai kaip pavyko? Turbūt sunkiai, ne? Jo. Aš norėčiau, kadangi čia yra tema irgi su viešojo sektoriaus, kaip viešajam sektoriui, man tokia pirmiausia mintis kilo, kas su viešojo sektoriu, tai mokykla. Ne, mokykla, skambutis, yra vis tiek pamoka pradžia, kaip ir projektas, turi savo pradžią, turi pabaigą. Mes turėjom irgi tokio malonumą prižiūrėti vienos mokyklos renovacijos darbus, kurie buvo, norim pasigirti, kad buvo atlikti laiku. Gal jūs žinote projektų, kurie įvyko ne laiku, kurie tokie dideli? Taip, mes galim... Taip, visi vėluoja tokie. Jo, o aš paminėjau mokyklą, šitą pačią. Mokyklą reikėjo pabaigti laiku, kadangi jos tikslas buvo pradėti rugsėjo 1 atidarytą mokyklą. Tai štai Viršuliškių mokykla, jinai buvo atidaryta laiku. Aš savo pranešimo metu papasakosiu kaip tikrus dalykus, kaip mes tai pasiekėme, taip pat ir ką mes darėme su privačiu sektoriumi. Taigi, kaip minėjau, Liekna statyba, arba angliškai Lean Construction, tai toksai kaip gyvenimo būdas, ne kaip sukurti kuo daugiau vertės klientui, naudojant kuo mažiau resursų, bei mažinti vertės nekuriančios veiklos dalį. Dabar kaip projektą, jeigu mes, kaip sakom, statybininkai, kartais gamybininkai, kalbam taip, kad mes esam tokie turtingi, kad mes apie pinigus net nešnekam. Tai mes geriau ir šiandien irgi įsivaizduokim, kad mes turtingi ir darom viską kokybiškai, pašnekėkime apie tai, kaip projektą atlikti laiku. Atlikimo laikas visą laiką yra, ką mes darome ir kur mes vėluojame. Vėlavimai yra neišvengiami. Dėl ko atsitinka vėlavimai? Bandau ištraukti iš jūsų. Dėl ko paprastai vėluojama? Dėl ko? Neapibrėžtumai kažkokie būna, taip? Kas dar? Jo, apimtis įvairios. O šitą... Taip. Ir mes, kada darėme tokį tyrimą, mes ką pastebėjome? Kad paprastai būna ir komunikacijos trūkumas ir kitokių dalykų. Tačiau pagrindinė dalis yra projektuose, tai tas, kad neturi žmonės patirties, tiksliau netgi įgūdžių, kaip teisingai planuoti savo darbus. Daug laiko yra išvaistoma projektuose dėl tam tikrų neapibrėžtumų. Jeigu mes juos visus sudėtumėme, tuos išvaistymus, ir išmestume juos, tada mes galėtume projektus atlikti laiku. Atsiprašau, tikrai jaudinuosi tokio didelio auditorijoje šnekėdamas, nes taip, dabar aš, jeigu papasakočiau apie statybinę aplinką, kuri yra neišvengiama, toje statybinėje aplinkoje yra persidengia viskas, ir gamyba, ir planavimas, ir visokių dalykų, kurie, taip.
Tačiau vienas svarbus dalykas yra, nuo ko prasideda visi projektai, tai yra nuo tikslo apibrėžimo. Ir kaip kas įsivaizduoja projektą. Kai mes kalbėjom su mokiniais, tarkim, tai klausim, kaip jūs apibrėžtumėte projektą. Kaip apibrėžti projektą? Paprastai 11-okams, kaip jiems paaiškinti, kas yra projektas. Mes supratom tokį dalyką, kad projektas tai yra sumanymas, kurį įvykdyti reikia tam tikrus žingsnius atlikti. Taigi, grįšiu prie to, kad statybinis projektas prasideda nuo techninės užduoties. Tačiau reikia jam, kad padaryti tam tikrus darbus iki tol, kol bus atliktas statinys pastatytas, reikia sugalvoti ir koncepciją, ir suprojektuoti. Dabar kiekvienas statybos proceso dalyvis vis skirtingai įsivaizduoja projektą. Projektą statybininkai dažniau supranta taip, kaip yra dokumentai, kurie yra skirti tam darbams atlikti. Ir taip. Bet dažnai būna jie sustoja dėl to, kad, pavyzdžiui, jeigu su viešuoju sektoriu dirbant, kad būna neparuoštos atitinkamai užduotis projektavimo sąlygoms, neparuoštis yra daug laiko išeikvojama derinantis ir gaunant leidimą statybai. Jeigu statinių projekto rengimo yra daug sudedamųjų dalių, reikia bendrauti tiek projektuotojams, tiek architektūrinės dalies, tiek konstrukcinių dalių, tiek šildymo, vėdinimo, tiek tai tokių. Ir gaunasi didelis nesusišnekėjimas tarp grandžių įvairių. Taip pat ir kaip to išvengti. Taip pat būna ir didelis daug laiko išeikvojama yra derinantis su kitomis institucijomis, tarkime, prieš gaunant leidimą reikia projektą suderinti. Tam, aišku, padėtų mūsų, kaip ir tas uždarame cikle, statinio informacinis modelis, kur kiekvienas galėtų su savo pakeitimus įvedus į sistema perduotų tai. Priemonės, kokiamis mes su statybininkais dažnai planavimo priemonės kokias naudojame. Paprastai planavimas vyksta tokiu būdu, kad kai turime tikslą, jį nuleidžiame žemesniai grandžiai ir kas turi būti atlikta. Tai vadinama yra tradicinis arba stumimo metodas. Taigi turime tikslą, nuleidžiame jį žemiau ir jau kas turi būti padaryta. Tačiau mes sakome, ar visą laiką galima atlikti tai, kas yra nuleista iš viršaus. Ar mes turime leidimus tam tinkams, ar mes turime resursus, kurie mums bus tuo momentu, kada reikės, ar tikrai galėsime atlikti užduotį. Ir jeigu mes paklaustume, kas paskutinis, arba kas galėtų pasakyti, kada projektas bus įvykdomas laiku, tai kas galėtų tiksliai pasakyti iš visos grandies? Turbūt tas, kuris paskutinis perduoda užduotis. Taigi šitą sistemą, jeigu apjungus į tai, kas nuo tikslų, kas turi būti padaryta ir įvertinus, galutinis planuotojas įvertintų, kas gali būti padaryta, tada galime tos projektus įvykdyti. Tačiau kaip užduočių, ar mes matuojame užduočių įvykdymo procentą? Kaip tai mes atliekame? Paprastai. Kiek man teko susidurti su statybinėm organizacijom, paprastai yra nematuojama užduočių atlikimo, kiek jos buvo užduotis atliktos ar ne. Nors šis rodiklis yra labai svarbus. Tai yra, kitaip sakant, mes kokias užduotis pateikiame, nuo to įsipareigojimų savo vykdymo procentas matuoti. Jeigu žiūrime hierarchiją tiek mūsų nuo tikslų, reikia tą projektą detalizuoti. Kad jį detalizuoti paprastai pradedam nuo tokių dalykų. Projektas, kaip aš minėjau, turi savo pradžią, pabaigą. Ir dažnai projekto vadovas mato, arba įmonės vadovas mato, kad žino, kada turim pradėti, kuo viskas prasideda ir terminai ir kada baigėsi. Tačiau kokia yra tikimybė, kad tas projektas bus atliktas laiku? Dažnai ta tikimybė būna 50% tokios grafiko, tokio tvarkaraščio patikimumas, kad arba atliksim laiku ar ne. Tam, kad
patikslinti tai, projektas skaidomas yra į etapus. Ypač statybose tai yra pasireiškia to, kad kokius darbus mes patys darome, kokius darbus atiduodame subrangovams. Manau, jūs irgi taip pat savo aplinkoje tai darote. Tada jau tie etapai yra patikimesni. Tačiau tai vėlgi, kada mes žiūrime projekto trukmę, jeigu, tarkim, statybiniai projektai, jie trunka gana ilgai, iki 9 mėnesių, iki, tarkim, gali būti ir metai, ir daugiau. Tai kaip mes tą visą laiką stebėsime? Negalim padaryti šitoje vietoje grafiko labai detalaus, kad atėjus tai dienai mes žinosime, kad tos darbus atlikti. Todėl yra dar žiūrima, ar mes tikrai galime tom tikrų metų, žiūrime 2-8 savaitės į priekį, ką mes galime, įvertiname tai, ką mes galime padaryti per tas savaitės, sudarome išankstinį užduočių planą ir tada pateikėme užduotis. Kai pradėjome mes dirbti su statybinėm įmonėm, mes pastebėjom tokį dalyką, kad vyksta viskas chaotiškai. Užduotis yra paprasčiausiai einama statybos aikštelė ir tada sugalvojama vietoje. Daryk šitą, daryk tą, daryk aną. Mes su įmonėm priėjom tokio dalyko, kad susirašykime pirmiausia tuos darbus, kuriuos mes atlikome praeitą savaitę. Padarykime tą sąrašą, atliktų darbų sąrašą. Tas sąrašas gaunasi toksai ilgokas. Tada mes kitą žingsnį žengiame, kad pradėkime rašyti darbus, kuriuos mes atliksime kitą savaitę. Ir parašykime tikrai tuos darbus, kuriuos mes kitą savaitę atliksime 100%. Ir darbų vadovai, tokiu atveju jie surašo savaitės darbus, kuriuos atliks, kuriuos jau tikrai, kur yra įvertinti resursai, kas ištekliai, kuriais jie dirbs, visus projektus, kokius jie turi. Tačiau ką mes gaunam, kad vis tiek tas patikimumas tarp tų atliktų darbų ir kas buvo jų įsipareigota savaitėj, nėra įvykdoma. Tai priemonės kokios tiems darbams ir projektams valdyti, tai būtų pirmiausia reiktų atskirti, ką mes vadiname planavimu ir ką vadiname organizavimu. Tai suprantame, kad projektinėje aplinkoje dažnai sudaromas yra planas visas bendras, suplanuojame, kaip mes turėsime daryti, o tačiau šitoje vietoje vyksta mūsų visokie kintamumai, pokyčiai. Kas turėtų ką daryti ir tokie. Dabar, atsiprašau, susijaudinau labai, kažkur peršokau. Bet čia yra mūsų pavyzdys buvo, kaip mes darėme tai statybos aikštelėje. Tai paprasčiausiai buvo projektas Lietuvoje vėluojamas, mes šnekėjome daug, mes ir filmavome, kur ieškojome priežasčių, dėl ko tas projektas vėluoja mūsų, statybos projektas. Ir mes ir filmavome, ir kaip žmonės dirba, kurie iš tikrųjų išvaisto savo laiko dėl neparuoštų savo, nepasiruošę darbus, neteisingai atlikdami operacijas ir panašiai. Tada mes ką padarėme? Mes suskaidėme objektą į etapus konkrečiai ir kas ką turėjo padaryti. Tarkime, čia buvo šitoje vietoje, kad mes matėm, kad atrodo projektas ir vėluoja, kaip ir žmonių yra daug, bet vis tiek neatliekama kartu. Todėl buvo suskaidyta į tam tikras dalis, kas ką turi daryti. Ir po to tie etapai buvo suskaidomi dar į procesus. Ir ką mes pamatėme, o procesų planavimą atlikome nuo antro galo. Ne tai, kad paprastai, kada mes dirbame, veiksmą atliekame pirmą etapą, to antrą, trečią, bet mes žiūrėjome nuo galo, kokią mes užduotį turime, kokiu procesu baigėsi mūsų etapas, tam, kad jos pasiekti. Ir kai kur pamatėme, kad praleidome kažkurios tai darbus, kurie būdavo visą laiką statybos eigoj, kaip pasakyti, pamirštami ir tada gaunasi gaisrų gesinimas. Darėm tai labai paprastai, pildėme tokius lapelius, kas turi būti, koksai darbas turi būti atliekamas, ko tam reikia ir kokios yra būtinos sąlygos prieš tai tam darbą atlikti. Ir tokiu būdu klijavome ir ką gavome. Paprastai būna, kad projektą vadovai arba dalyvaujantis projektai, jie įsivaizduoja, kaip tą darbą atlikti teisingai, bet kiekvienas savo projektą turi įsivaizdavimą galvoje. Mums pavyko tai padaryti, kad padarėme didelį statybos darbų vadovo vagonėlį, padarėme didelį lapą, didelį kalendorių, kurioje kiekvienas sudėjo, ką jisai turi per tą dieną padaryti.
Štai mes užsidėjome, matome, kad užsidėjome etapus, kada mūsų turi būti baigti darbai. Tarkim, čia buvo betonavimo darbai, kurie turėtų būti baigėsi procesas betonavimo darbais užpilta, bet ką iki tol turime padaryti. Ir štai mūsų buvo 2 valandų darbas, sudėtas čia tokiais etapeliais. Bet mums buvo viskas aišku, kad atėjus tai dienai, kas ką turi konkrečiai užduoti padaryti. Šitoje sesijoje dalyvavo nuo statybos vadovo, meistro iki įmonės vadovo. Tai gaudos irgi daug ginčių, daug tokių, ko reikia, kas ką numatyti. Pradedant iš taip pat. Ir dabar tapo tas, kad tai tapo įpročiu ir planavimas viso toksai. Tarp kitko, šitoj įmonėje, kur ir įprasta yra dabar taip, kad nebeplanuojama yra, kad tiksliau planuojama į priekį, tačiau planai yra nebe pas kiekvieną kompiuterį, nebe pas kiekvieną galvoje, o tai paprastai yra perstumiant šitos atlapelius ir žiūrint, kiekvienas mato, ką daryti. Atsiprašau, tiek norėjau pasakyti klausimų jūsų. Atsiprašau, turbūt silpniau girdžiu statybose buvęs, tai. Turiu tokį klausimą. Klijuojant lapelius žmonės atėjo ir bendravo. Taip. Kiek žmonių dalyvavo tame bendravime? Nes jeigu daugiau negu 3 žmonės, jau bendrauti tampa sunku. Vienas kito negirdi. Kaip jūs išsprendėte šitą problemą? Šitoje vietoje buvo kaip paprastai, ačiū labai už klausimą. Jūs jeigu kalbam apie šitą konkrečią, tai gaudavosi taip, kad mes bendraudavom skirtingų metų, ne su visais. Tačiau padarėme bendrą susirinkimą, kada būna vis tiek vadinamas statybininkų planiorkos, planavimo susitikimai, kurie vyksta aptariami būsimos savaitės darbai ir taip. Tai čia buvo dalyvavo, kas buvo susiję reikalingi, tiek statybos vadovas, tiek, vadinkim, projekto vadovas, tiek įmonės statybos direktorius ir kiekvienas matė jisai savo problemą vis kitaip. Tarkime, šitoje vietoje buvo, kad tam darbui, kad atlikti, ir jo, mes matom pagal grafiką, mes turėjome labai smulkiai į 4 dienas sutilpti, matėsi, kad mes negalim tam tikrų darbų atlikti ir mums reikia papildomai 1 krano. Tai matosi ir tiekėjas iš karto tą problemą pamatė. Nors jinai mums, jeigu mes dirbtume taip nuosekliai, šitoje vietoje atėjus tai dienai, tam trečiadienį, pamatytume staiga, kad mums netikėtai nespėjom atlikti darbų. Ir kitas dalykas gaunasi, kada čia, bet dažnai būna žmonės, kurie atrodo, sutaupysime pinigų. Tarkim, neužsakysime to krano, mes sutaupysime pinigų, kaip nors padarysime. Arba, tarkim, negi mes atvešime 1 kubinį metrą betono su 10 kubų kriaušę. Sako, bus labai brangios kaštų didelės transporto išlaidos. Tačiau pamatę šitoje schemoje, jie mato, kad tas 1 kubinis metras neužpilimas jiems sustabdo visą grandinę, jie projekto nebespės laiku padaryti. Ir ką dar aš norėjau pasakyti, bet turbūt atsigaunu, prisiminiau, kaip praėjo viskas, kad ne visą laiką yra ne tokia taisyklė, kad užbaigsim, jeigu kiekvieną etapą laiku, tai ir visą projektą užbaigsime laiku. Ir dabar stebėkime, kaip mes tie mūsų darbai arba atsilikimai arba sutaupimai laiko, kaip jie įtakoja projekto pabaigą. Taigi šitas dalykas mums leidžia matyti 6 savaitėm į priekį, toksai buvo mūsų noras matyti, susidėlioti darbus 6 savaitėm į priekį, kad mes žinotume, tarkim, kad jeigu mums reikia medžiagas atvežti, bet mes žinome, kad jas reikia dar užsakyti, jas reikia pagaminti kai kurios dalykus ir visą tą grandinę, o ne tai, kad staiga reikia. Nes kada būna neplanuojama taip, tai reikia, tai reiškia, kad perkame brangiausiai ir kas mums dabar geriausiai pasiūlys tuo metu. Dar klausimą. Tada aš paklausiu, su kokiais jūs susidurėte trūkumai savo nestatybinėse projektuose? Ja. Taip, šitas dalykas ypač tai vadinamas, jūs turbūt girdėjote, multitaskingas, kada pradedama yra vienas projektas arba keli projektai vienu metu. Ir dažnai turbūt pasitaiko, kad statybininkams atrodo, kad pradėjom su statybininku šnekėti, ne užsakovas, statybininkas pažadėjo, kad ateis ir nepadarė, sako, palauk, mano dar projektas, aš kitoj pabaigsiu.
Yra vėlgi tokiu atveju, tai labai pasireiškia su, tarkim, projektuotojais, vadinkim, konstruktoriais, inžinieriais, kurie atlieka tam tikrus skaičiavimus. Jisai, kad galėtų atlikti skaičiavimus arba jisai ruoštų projektą, jisai turi susitelkti ties tuo. Ir dažnai būna jo blaškymas. Ar tu padarėjai tą, ar tu padarėjai na. Ir tas nušokimas į kitą projektą atima laiko. Reikia sugrįžti po to vėlgi atgal ir prisiminti tai, kas yra daroma. Štai mes neseniai turėjome atvejį, kada konstruktorius skaičiavo, buvo įsigilinęs į vieną projektą, kitas degė, jam užmetė, kad reikia staigiai paskaičiuoti kitą, jisai sugaišo ten kelias dienas, bet vėlgi jam buvo blaškymas, tai jam tai jisai neturi apkrovų, tai jisai neturi tam tikrų duomenų, užtruko tai 3 dienas, tada grįžta, kad reikia grįžti prie pirmojo projekto. Kai jis grįžta prie pirmojo projekto, jisai ilgai žiūri ir sako, nesuprantu, ką aš čia anksčiau priskaičiavau. Reikia vėlgi vėl viską daryti iš naujo ir tai daroma. Todėl toksai kaip vaistas būtų, kad pirmiausia susifokusuoti ties vienu projektu, jį pilnumoje pabaigim, tada darykime kitą. Kartais atrodo tai neišvengiama, bet tai yra būtina tam, kad būtų kiti mūsų projektai atliekami laiku. Jeigu nėra klausimų, ačiū. Tikiuosi, atsiprašau, jeigu kažkas ne taip ir ačiū labai jums.